Garbė Jėzui Kristui, gerą dieną. Šiandien 7 ir paskutinė mūsų rekolekcijų diena. Ir pradėkime ją maldą. Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo Sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Šį 7. poskyrį Nuvenas yra pavadinęs dvasinė aplinka. Neįmanoma gyventi dvasinio gyvenimo pavieniui. Dvasios gyvenimas yra tartum sėkla, kurios augimui reikalinga derlinga dirva. Ši derlinga dirva tai ne tik tinkamas vidinis nusiteikimas, bet ir pagalbinga aplinka. Labai sunku gyventi maldos gyvenimą aplinkoje, kur niekas meilingai nekalba apie maldą. Beveik neįmanoma gilinti bendrystės su Dievu tuomet, kai tie, su kuriais bendraujame ir dirbame, atmeta ar net šaiposi iš pačios mylinčio Dievo buvimo galimybės. Kai aplinkinių širdis atgręžtos į ką tik nori, bet tik ne į karalystę, tuomet į karalystę atgręžtos širdies išlaikymas mums gali tapti beveik antžmogiškų uždavinių. Nenuostabu, kad žmonės gyvenantys sekuliarioje aplinkoje, kur niekuomet neminimas Dievo vardas, kur nepažįstama malda, kur neskaitoma Biblija, o pokalbiai apie gyvenimą dvasioje tiesiog neegzistuoja, nepajėgia bent kiek ilgėliau išlaikyti savo bendrystę su Dievu. Esu atpažinęs, koks aš jautrus aplinkai, kurioje gyvenu. Bendruomenėje, kur gyvenu, žodžiai apie Dievo buvimą ir akivaizdą kyla spontaniškai ir labai lengvai. Bet kai dalyvauju dalykinėme susitikime Toronte arba palydžiu dirbančiuosius su AIDS pacientais, pokalbis apie Dievą dažnai sukelia gėdą ar netgi pyktį ir dažniausiai baigėsi visus nuviliančiais debatais apie religijos privalumus ir trūkumus. Jei rimtai svarstome apie dvasinio gyvenimo galimybę, turime prisimti atsakomybę už aplinkos, kurioje galėtume augti ir bręsti pasirinkimą. Ko gero, sukurti idealų gyvenimo dvasioje kontekstą bus tiesiog neįmanoma. Bet dažnai tam turime gerokai daugiau galimybių negu tos, kuriomis išties pasinaudojame. Galime rinktis draugus, knygas, bažnyčias, meną, muziką, lankomas vietas, žmones, su kuriais praleidžiame laiką. Visa tai kuria aplinką, kuri leidžia Dievo pasėtam mumyse garstyčios grūdeliui išaugti į stiprų medį. Šiandien šitam paskutiniam poskyryje galima atrasti bent keletą biblinių iliuzijų, į kurias dabar galėtumėm ir pasižiūrėti. Pirmiausia, tai apie tą aplinką, kuri nelabai svetinga yra pokalbėms apie Dievą arba dvasinio gyvenimo tokiam atskleidimui, bendrystei. Tai čia ta garsioji 42 psalmė labai, ko gero, susišauktų su šita Nuveno mintim, kurią iš tikrųjų galima visą tiesiog skaityti kaip tokia biblinė aliuzija į tą nesvetingą aplinką, kurioje dažnai tikintysis gali jaustis labai vienišas ir tarsi toks apleistas, kad jis labai skirtingas yra nuo to savo aplinkos. Kita vertus, viena akivaizdi biblinė aliuzija tai yra apie garstyčios grūdą, kuris 2 kartus yra paminėtas Evangelijose. Gal netgi vienas iš tokių garsiausias, taip yra palyginimas Jėzaus apie Dievo karalystę. Ir čia tai labai susišaukia su tuo, kad iš tikrųjų visas šitas poskyris Nuveno, tas poskyris prayer, jis yra nutaikytas į tą tokį karalystės siekimą. Nuo antros dalies šito poskyrio visą šitą poskyrį apie maldą
Nuvenas sako, kad jis yra širdies atgręžimo į karalystę, karalystės siekimo, toks poslinkis. Ir jisai sako, kad visa ta aplinka, kuri leidžia Dievo pasėtą mumise garstyčios grūdeliui, išaugti į stiprų medį. Tai čia be jokios abejonės jisai kalba apie Mato Evangeliją arba Luko Evangeliją, yra paralelė šito palyginimo, bet jinai yra būtent apie dangaus karalystę. Jėzus jiems pateikė dar vieną palyginimą. Dangaus karalystė panašiai garstyčios grūdelį, kurį žmogus paėmė ir pasėjo savo lauke. Nors ir mažiausias iš visų sėklų, bet kai užauga, jis būna didesnis už daržovės ir tampa medžiu. Net dangaus paukščiai atskrenda ir susisuka lizdus jo šakose. Tai yra vienas iš tų palyginimų, kurie rodo Dievo karalystės augimą, kad Dievo karalystė gali prasidėti nuo labai mažų dalykų ir tada išaugti. Bet yra dar viena vieta, kur irgi tikėjimas jau yra siejamas su garstyčios grūdu. Ir čia aš paėmiau iš Luko, bet ir Mato Evangelijoje irgi yra paralelė. Apaštalai prašė viešpatį, duok mums daugiau tikėjimo. O viešpats pasakė, jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį ir tartumėte šitam šilkmedžiui, išsirauk ir pasisodink mariose, jis jums paklustų. Ir čia vėl, jeigu ten buvo apie karalystę kalbama ir apie jos augimą, čia yra įdomiai. Aišku, gal įprastesnis yra toks skaitimų variantas, įprastesnis vertimas, kad apaštalai sako, sustiprink mūsų tikėjimą. Bet iš tikrųjų Evangelijoje ten graikiškai tai yra pasakyta, kad jie sako padaugink, reiškia, duok mums daugiau tikėjimo. Ir Jėzus atsiliepia čia labai keistai, sakydamas, kad jeigu jūs turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį, tai toks vaizdas, kad apaštalai prašo, kad duok mums daugiau tikėjimo, o Jėzus sako, kad jūs gal net iš vis to tikėjimo neturite, nes jeigu turėtumėt bent kaip garstyčios grūdą, tai jūs tada galėtumėte daryti didžiulius darbus, kurių dabar kaip ir nesugebate daryti. Tai reiškia, net kaip garstyčios grūdo to tikėjimo neturit. Taip gali atrodyti tokia mintis. Nors aš tai esu skaitęs tokių mokslininkų tyrimų, kad gali būti, jog čia Jėzus turi omeny, sakydamas tą, kad turėtumėte tikėjimą, kad kadangi tikėjimas yra santykio dalykas, tai toks, turėti arba neturėti tą tikėjimą, čia gal ne visai apie nuosavybę yra tas klausimas, o labiau apie leidimą į apyvartą. Kad tikėjimą, jeigu turi tarsi tą tikėjimą kaip kažkokį tai daiktą, tai tada tas tikėjimas neveikia. Bet čia gali, vos nepanašiai kaip būti ar nebūti. Tai čia gali būti, kad Jėzus turi omeny tą turėjimą, tai reiškia praktikavimą tikėjimo. Ir jisai sako, kad jeigu jūs bent per garstyčios grūdą tą tikėjimą, kurį turite, praktikuotumėte, tai jūs jau galėtumėte su savo mažu tikėjimu padaryti didžius dalykus. Tai čia irgi gali būti labai tokia įdomi mintis. Ir vėlgi labai telpa į tą augimo, tokią paradigmą Evangelijoje, kad taip kaip karalystė auga, tai reiškia, kad ir tikėjimas, jisai gali būti labai mažas, bet jisai gali, per tą tikėjimo praktikavimą, per tą tikėjimo leidimą į apyvartą, jisai gali padaryti didžiulius dalykus, tarsi išauginti tą karalystę mūsų tarpe. Tai čia tokios yra tos aliuzijos. Aišku, galima skaityti ir palyginimą apie sėjėją, labai garsų, irgi tenai kalbama apie tą Dievo sėjimo ir kritimo į derlingą dirvą tos sėklos, kurioje ta sėkla gali tarpti. Bet kita vertus dar vertėtų irgi keletą dalykų pasakyti. Kai Nuvenas kalba apie tą tinkamą aplinką dvasiniam gyvenimui ir savo būdingų būdų, vis vardina pavyzdžius, kokia ta aplinka gali būti palanki dvasinio gyvenimo augimui, kokia jinai gali būti nepalanki. Man atrodo, kad čia tos biblinės aliuzijos, kurias jisai naudoja, kurios jam tarsi ateina į vaizduotę, į galvą rašant, jos yra labai reikšmingos. Nes kartais galima irgi pasiduoti tokiam vartotojiškumui, kad reiškia,
Nu tai duokit man tą dvasinę aplinką, nu tai duokit man tą aplinką, kurioje aš galėčiau augti, o jeigu jos nėra, tai tada galima gal net taip savai ir pateisinti, kad aš to dvasinio gyvenimo negyvenu, nes nėra tos dvasinės aplinkos mano gyvenime ir nuo kur aš ją gausiu, jeigu jos nėra. Na va, tai čia turbūt irgi tas biblinės aliuzijas ypatingai prisimenant, tai reikėtų kažkaip gal keisti tokį savo žvilgsnį, kad nebūtinai turim sulaukti tos aplinkos, bet galim ją netgi ir ugdyti. Labai tokiais savo prieinamais būdais, nebūtinai ten griebtis iškart gigantiškų dalykų, bet būtent pradėdami nuo labai atrodytų mažų dalykėlių, galime pradėti šitą dvasinę aplinką ugdyti, megzti tuos dvasinius ryšius. Aš čia žiūrėjau netaip seniai, paliksiu nuorodą į tą interviu, 2014 metais buvo renginys ir su Justinu ten toks intervas buvo padarytas. Tai kažkaip man labai tas yra įstrigę, kai jisai sakė, kad aš kai ten atvažiavau, tai man gal tik kelintas kartas dar buvo susitikimas ir ten tikrai dar nebuvo mes kažkokie tai draugai. Bet jisai sako tokį dalyką, kad kas man patiko tenai, kad visi ten esantis buvo tokie geri. Ir kad ten buvo galima pamatyti pačiam savo gerąją pusę, ją išgyventi. Ir iš tikrųjų, kai tas renginys vyko, tai aš gana gerai atsimenu, kad ten dar visi tokie žali buvo tie jaunuoliai. Bet reiškia, kažkas tokio yra tam susitikime, kai mes susitinkam dėl Dievo, kad gali būtent Dievas išlaisvinti tą mūsų gerumą ir atverti mūsų gerasias pusės vienas kitam. Ir čia nebūtinai turi būti kažkas paruošta iš anksto. Arba, kažkas tarsi ten turi būti kažkoks, nežinau, lyderis ar dar. Bet tai gali įvykti dėl Dievo ir dėl žmogaus noro būti su Dievu. Ir čia, man atrodo, tokie 3 dalykai, kuriuos kažkaip verta prisiminti, man atrodo, tokie labai prieinami iš tikrųjų, kur galima netgi įsivardijant, kad aš kaip ir neturiu tos dvasinės aplinkos, vis dėlto kažkaip to pradėti siekti. Pirmasis iš tų dalykų tai yra laiminimo galia. Laiminimo galia aš čia kalbu gana plačiai. Čia nebūtinai tie liturginiai palaiminimai, kur ten, nežinau, kunigas laimina ar žmogus laimina ar dar kažkas, tai bet laiminimai, pavyzdžiui, kurie yra susiję su pasisveikinimu arba atsisveikinimu. Taip gali atrodyti kaip tam tikra prievarta, pavyzdžiui, susitikus kitą tikintį žmogų, kur aš žinau, kad jis yra tikintis ir kad aš esu tikintis, jisai irgi žino. Ir, pavyzdžiui, pirmą kartą dienoje susitikus pasisveikinti garbė Jėzui Kristui. Tai gali atrodyti kaip toks vos neprievartinis dalykas, bet iš tikrųjų tai turi gilę dvasinę reikšmę, nes tas susvetimėjimas, kad aš nuo praeito susitikimo nežinau, gal tu praradai tikėjimą, gal tu ant manęs pyksti, gal kažkas tai, ir aš tiesiu tiltą į tave, garbė Jėzui Kristui. Reiškia, aš atveriu mūsų santykį Kristui, tai turi didžiulę reikšmę ir tai gali tapti labai gerų įpročių, tokius tiltus tiesti dienos pradžioje, susitikus bendramžiai, susitikus draugą, susitikus parapijietį, ar net, nežinau, kitą sutvirtinamąjį, pasisveikinti garbė Jėzui Kristui. Tai yra didelis dalykas. Nuo to čia ne šiaip savo bažnyčia sako, kad mes turėtumėm taip sveikintis vieni su kitais. Ir aišku, atsisveikinimas irgi, ypač išsiskiriant ilgesniam laikui arba išlydint svečius, vis dėlto juos peržegnoti, nebūtinai ten labai tą deklaruojant, bet iš tikrųjų padaryti tą gestą, kurį mes kiekvienas turim teisę daryti, nes krikštytasis turi tą kunigišką laiminimo galią. Tai ta laiminimo galia, jinai kuria tuos ryšius ir vėliau išlaiko juos. Pavyzdžiui, išsiskiriant, tas palaiminimo gestas arba atsisveikinti su Dievu, arba tiesiog gestų palaiminti žmogų jau ten išvažiuojantį arba išeinantį, tai labai yra, man atrodo, rimta priemonė, kuri kiekvienam prieinama yra. Dar viena tokia priemonė, aš kažkaip atsimenu seminarijai. Mes tą praktikavom ir man tas kažkaip liko tokių įpročių gyvenime. Tai bendravimas su angelais, bet labai toks specifinis, kad aš atsimenu, mes seminarijai buvo tokia evangelizacinė grupė, kur mes važiuodavom į parapiją skelbti evangelijos. Ten dažnai būdavo toksai jausmas, kad nesaugu tenai važiuoti tą parapiją, nežinai, kas ten per žmonės, kas ten per kunigas, kaip ten priims, reikia, nereikia. Ir Marius, man atrodo, tada kažkaip pasiūlė, kad tai melskimės į angelus, į tų žmonių,
angelų sargus, prašydami, kad mūsų angelai sargai nueitų ten, susitartų su jų angelai sargais ir kad jau kai mes susitiksim, tai jau mūsų angelai sargai jau baliavotų ten kartu, žodžiu, tokie diplomatiniai ryšiai, tokie tarsi pasiųskim savo diplomatinę atstovybę, į jų diplomatinę atstovybę, susitarti, kad jau kai ten įvyks viršūnių susitikimas, tai jau tada jau būtų tie santykiai nutiesti. Ir šiaip man tai liko tokių įpročių, ta išankstinė malda. Aš kažkaip labai gerai atsimenu, kai mane paskyrė Palominėj klebonų, buvo nesaugu. Pirma klebonystė, ten 3 parapijos, Gegužinė, Krivonis, kaip čia bus, ką čia daryti. Ir aš kažkaip nuo pat dekreto dienos pradėjau melstis, iš anksto už tas bendruomenės, už tą mūsų 1., 2., 3 susitikimą. Ir po to, kai Žiežmarius paskyrė. Ir tokia malda iš tikrųjų yra vaisinga, tokia išankstinė malda, tarsi melstis, taip galima vaizdingai į tų žmonių angelų sargus, galima iš anksto už tos žmonės melstis, tarsi duodant jiems tokį pasitikėjimo, meilės avansą. Netgi nesaugume, netgi tuomet, kai dar tos aplinkos nėra, jau iš anksto melstis pasitikint, kad Dievas yra pasiruošęs tą aplinką sukurti ir kad malda man gali padėti nugalėti tą savigynos tokią laikyseną, kad dabar aš čia turiu save apginti, ar čia aš kažkoks svarbesnis už juos, bet iš anksto avansų tarsi kurti tą tokią maldingą aplinką, dvasinę aplinką, ryšius. Ir taipogi vėl dar irgi su malda susijęs dalykas, tai yra ta malda už kitus, kur irgi dažnai ta malda tokia būna, kartais trūksta jai brandos, kad kartais yra tokia tarsi laikysena, kad aš meldžiuosi už tuos, kurie man geri, už tuos, su kuriais man malonu, su kuriais aš noriu būti, bet po to atsiranda kartais tokie žmonės, kur aš pykstu ant tų žmonių, kur man yra nemalonu su jais būti, arba jie mane skaudina, arba jie nenori su manim bendrauti. Ir už tokius žmonės melstis yra žymiai sudėtingiau. Bet tas dvasinės aplinkos kūrimas yra iš tiesų labai labai stipri krikščionio dovana, kad krikščionis gali melstis už bet ką. Krikščionis gali melstis už bet kurį žmogų, ne savo gale, bet Kristaus gale. Žinodamas ir pasitikėdamas, kad Kristus ir už tą žmogų numirė ant kryžiaus, jis ir už jį išliejo savo kraują. Ir tas dvasinės aplinkos kūrimas, tas tokių tiltų kūrimas, jisai gali po to, tai nėra toks egoistinis siekis, kad čia aš savo susikūriau ir čia dabar bus jau man gerai. Kaip tik priešingai, kad jeigu aš nutiesiau tos dvasinius tiltus į kitus žmonės, tada šalia manęs, aplinkui mane, atsiranda ta aplinka, kur kitiems žmonėms, kaip tiems paukščiams vos ne, yra gera būti. Jie gali čia sukti lizdus toj aplinkoj, kurią aš čia ne savo gale, kad čia melsdamasis nutiesiau kažkokį tai tiltą. Tai iš Dievo ateina šitas dalykas, bet ta dvasia gali veikti ir ta dvasinė aplinka jinai gali augti ir būti lavinama. Tokia, kad kitas, tada jau silpnesnis žmogus, ar tas, kuris gal mažiau pažengęs, ar tas, kuris dar tik tai pradeda kelionę, jisai jau gali į tą aplinką ateiti. Ir paradoksas yra tas, kad ta dvasinė aplinka sukurta, jinai po to net ir mums patiems pasitarnauja. Kai patys atkrentame, kai patys atšalame tikėjime, kai patys ten nustojame melstis, nebesinori būti su Dievu, nebesinori būti geram, tada į tą sukurtą dvasinę aplinką, į tuos ryšius galima grįžti kaip į saugius namus, nes gali būti, kad tai aš nusiritau, o kiti žmonės išliko su Dievu ir tie dvasiniai ryšiai, jie padeda atsitiesti, jie padeda grįžti į tokią meilingą augimo aplinką, kur jau nebe aš kitiems, bet kiti man kalbės apie Dievą, jie mane evangelizuos, jie man padės išbūti su Dievu. Užbaikime trumpą maldą. Garbė Dievui, Tėvui, Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar visados ir per amžius. Amen. Viešpats su jumis ir su manimi. Te palaimina ir te saugo mus visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Visur ir visada te lydi mus Viešpaties malonė. Palaimintos didžiosios savaitės ir tikrai šventų jums Velykų. Garbė Jėzui Kristui.